tai veikia. Mano vardas yra Vitalija. Manęs paklausiu, kodėl taip gerai jautiesi, labai pasikeitei. Tai aš dažniausiai pasakau, nuo kokio žmogaus tai prasidėjo. Diana. Iš tikrųjų dabar prisiminiau, kaip draugas man pasakojo, kai aš grįžtu tokia rami ir dažniausiai atsiprašinėju, man viskas atrodo miela ir kartą grįžau ir jisai sako, kas tu, ža? Tu tokia dažniausiai grįžti iš Dianos. Sakau, taip, aš buvau su Dianos tikus. Tai man Diana yra ramybės oazė, turbūt galėčiau. Toks tikras veidrodis. Kartais baisu labai susitikti su juo. Nes kažko labai stipriai bijai pripažinti savo. Kai susitinki, jau toks būna. Viskas, dabar reikia savo pripažinti kažką. Tiesa, atvirumas, meilė. Dabar iškart prisiminiau pirmą sesiją pas Dievą. Atsimenu, važiavau tokia, nežinau, jaučiausi kaip sumindžiota tokia visa. Ir atrodo, ir važiavau ir pagalbos, ir tikėjausi, kad duos, bet gal ir neduos, visokių minčių buvo. Ir kai nuvažiavau, pradžioje galvojau, kad, na, čia vyks kažkoks pokalbis, dabar čia kažkaip vyks vis tiek, čia kažko manęs paklaus. Konkrečiai kažką reiks daryti. Ir buvo tyla. Ir tik tai praktiškai aš kalbėjau. Bet galbūt tas išklausimas visiškas. Sesijoje turi pats užduoti savo klausimus. Bet vienas to padaryti negali. Bet reikia Dievas. Atrodo, parodo kryptį. Tiesiog buvimo džiaugsmas, nežinau, kaip įvardinti. Iš tikrųjų, visada taip gali būti. Visada gali jaustis gerai. Tik pameti tai. Tavo dėmesys kažkur nukrypsta. Atrodo, kad, nežinau, ar būčiau traukinys ant bėgių, ir vis kažkur nukrypstu ir pastato iš viršaus atgal. Kažkada esu sakęs, kad tiesiog pasaulio matymas pasikeitė. Baimės. Pradžiai buvo labai daug. Ir stebėjimo labiausiai atradau gal savo pačios stebėjimą. Gal daug kas gal pats to pastebėjimo ir pasikeitė. Ar būna, kad toks flashbackas grįžta, kaip anksčiau elgdavausi. Ir ta pati atrodo situacija ratu apsisuko. Tik tai dabar jau galiu pasirinkti, ar man pykti, ar man rėkti, ar šypsotis, ar ignoruoti, ar daug variantų. Tai va, šitas daug pasikeitė toksai. Ir turbūt dar tokį vieną pagrindinį dalyką supratau, kad niekas tau negali padėti šiam pasauliu. Tik taip pats tu savo. Tiesiog daug kas supranti, atleidi savo pirmiausia. Dėl kažkokių situacijų. Visi kursai, praktikos atneša daugiau laisvės. Laisvės savy. Daugiau jaustis, leisti viską, matyti. Kaip iš tikrųjų atėjau šokti, tai tas sprendimas, kad jau laikas, tai galbūt susijęs su mano gyvenimo įvykiu tokiu. Išsiskyriau. Tiesiog labai daug ko įvyko, labai daug ko pasikeitė. Ir aš save labai daug ko kaltinau, nes ir aplinka taip sakė, kad čia tavo sprendimas, čia
kitur, dabar vaikas auga vienas, jis nenorėjo skirtis ir taip toliau. Tai kol viską imi į save, tai labai skauda. Kol neatleidi savo, kol neatleidi kitiem, kol nepriimi visko. Kas labiausiai pasikeitė ir kas jaučiasi, kai tiesiog pakeiti savo fokusą, savo požiūrį į kitus žmonės, tai jie kitaip tiesiog su tavimi pradeda elgtis. Buvo labai sunku iš tikrųjų suprasti, kai žmonės kalbėdavo, kad tau tiesiog tai reikia pakeisti fokuso tašką. Arba tiesiog priimti tą žmonės. Ir atrodė, tai gerai, nepriimu. Bet savy turi giliai pakapstyti, kad tikrai galėtum priimti tą gyvenimą toks, koks jis yra ir nieko nenorėti keisti. Tiesiog pirmiausiai, kad pasikeitė mano santykius su vaiku, nes aš buvau labai pritamtas. Labai skaudinta ir pradžioj bandžiau viską padaryti, kad mano vaikas būtų laimingas, bet tada pamiršau save ir dėl to buvau labai pikta. Tai tas pyktis, kaip sakant, eidavo visur ir nebūtinai jisai išreiškiamas buvo, bet viduj labai didelis pyktis ir suerzinimas dėl kiekvieno dalyko, nežinau, labai paprasto. Tiesiog, kai vyksta taip, kaip aš nesitikėjau, arba aš taip nenorėjau, kad vyktų. Tai gali būti bet kas, ar kojinė numesta, ar žaislas, ar arbata išpilta, ar neina miegota. Ir dabar taip gera, kai nesvarbu, kaip kažkas elgiasi. Ypač mano vaikas, man tiesiog gera jį žiūrėti. Gera matyti, kad jisai viską daro pats taip, kaip nori. Ne visada gal, bet jeigu nori, jis išpila arbatą. Kaip man buvo labai sunku iš tikrųjų, kad kai aš tokia tvarkinga, taip mane visas gyvenimas turėjo būti tvarkingas, taip kaip turi būti. Ir nuostabų žmonės gyvenime ateina tik tada, kai juos įsileidė. Daug iš tikrųjų laiko užtruko, kol pavyko atsakyti lūkesčių, koks turėtų būti gyvenimas, kaip aš jį įsivaizduoju. Ir vis sakydavo, aš atsimenu draugą, va dabar tai tikrai aš neturiu lūkesčių. ir aš kelių dienų jau verki, nes ne taip įvyko. Tai taip su viskuo pasikeitė gyvenimas. Gera. Iš tikro pradžiai man buvo turbūt kaip narkotikas Diana. Todėl, kad atrodė, va tik su jie taip gali būti. Pradžiai buvo toks, kad susitiksiu, viskas bus gerai. Tai buvo tokia idėja viena. Visada gera būti su žmonėm, kurie leidžia jausti savo, leidžia būti. Ir pamažu tie žmonės aplink mane nejaučia, leidžia savo būti. Pradžio, kad aplinka traukia labai atsimenu, kad jautiesi, atrodo geriau nei namie, nes atrodo vienas savim būdamas nesijauti kaip namie, blogai jautiesi, nepriimta savęs, nežinau kaip aplinka, ta pati, tėvai, kaimynai, šeima, visų jautiesi tokia nepriimta. O atėjus bet kur iš tikrųjų, ar šokus, ar bet kokią praktiką, kursą,
jautiesi, kad vat aš pagaliau savo šį, va čia aš jaučiuosi gerai. Ir tas turbūt veda pastovi, kad eiti tenais, atrasti, kodėl aš ten taip gerai jaučiuosi. Pirmiausia, prisilietimai žmonių. Ta šiluma ir suvokimas gal atėjo toksai, kad jau galų gale atėjo suvokimas, kad visiems reikia tik tai meilės. Apkabinimo, priėmimo, išklausimų. Tai, kas vyksta kursų metu, šokių metu, kai viskas paskui tiesiog nusineša į gyvenimą. Nueina tiesiog, ten kitaip nebeišeina. Kaip šeima atrodo. Tai yra šeima. Tai visą laiką jautiesi visą praktikose. Tai toks dar kartais būna, kad kažką darai, pasižiūri, gal čia taip nereikėtų daryti, bet atsisuki visi atspaldavę. Aigi, čia galima. Tai tas toks, kad nėra susivaržymų, gali būti savim. Tai tą tie kursai ir padeda atrasti save. Ta tikrai. Daug visko vyksta. Toks visiškai išėjimas iš komforto zonos vyksta. Vyksta tai, kas pas tave viduje labai užslėpta, kurioje vietoje labai skauda, ten toksai pasijauti nuogas, bet dėl to negėda. Vyko tokia praktika, kurios metu atsikračiau savo labai didelės baimės. Ji dar vis kartais grįžta, bet aš labai gėdinuosi savo krūtinės. Tai vienas iš skaudulių, kuris man buvo labai labai giliai širdyje. Ir ačiū tau, Diana, kad praktikos metu padėjai išsilaisvinti. Dar sugrįžo vienas prisiminimas apie mamą. Po mamos mirties man iš tikrųjų labai skaudėjo, tiesiog aš labai buvau uždarius tai savo tas skausmą viduje. Ir vat tuo metu pavyko man jį paleisti. Ir iš ties jaučiausi, kaip atsisveikinu su mama. Aš pasakiusi ačiū. Šiaip turbūt šitas kursas buvo man labiausiai praktinis. Aš labiausiai šitą kursą, po kurso tiksliau namų darbus labiausiai atlikinėdavau. Nežinau, gal mano protą labiausiai patiko. Aš man toks būdavo, o Dieve, tai veikia. Ir iš ties labai manyje paliko daug. Ir vėlgi, kad gali rinktis. Kiekvienoje situacijoje gali pasirinkti, ką tu nori duoti ar ką tu nori imti. Ir įvyko labai daug nuostabių dalykų. Bet kaip pavyzdį galėčiau duoti, kad niekada neišeidavo anksčiau nepasidaręs. Arba, pavyzdžiui, miegodavau su leminuku. Negėda iš tikrųjų nusirengti dabar jau, taip, kad tiesiog negėda nusirengti. Ir jeigu tai leistina vieta, ar pirtis, koks nudus pliažas, net nežinau. O tai toks buvo man didelis iššūkis pirmą kartą. Ir tada atrandi laisvę, nusimeti nuo pečių kažką. Come on! Nu, ko tu čia nervuoji? Atsipalaiduok.